jeigu tai yra stresas žmogui, tai iš tiesų būna kitą kartą žmogus apskritai nieko negali pasakyti. Jis šaukia, rėkia, jį bandai raminti, bet labai lengva paprasta pasakyti nusiramink. Bet iš tiesų tai žmogus patyrė šoką ir kada netikėtai jam einant gatvė kažkas užšokęs atėmė rankinuką, ten nuo kaklo nuplėšė grandinę, tai ką žmogus gali labai pasakyti. Jis dažniausiai pasako, kad tai buvo liktai jaunas, kaip įprasta tamsiai apsirengęs, ten, dar vienas kitas sugeba pasakyti, kad ten aukštas, sakykime, ten arba ten tokių tai plaukų, bet dažniausiai tokių požymių, kurie jau tikrai mums labai padėtų sulaikyti, tokių mes ir negaunam. Turbūt kiekvienas iš mūsų yra atsidūręs tokioje situacijoje, kas rečiau dažniau, bet yra patyręs tokį stresą, tai patarimas galbūt būtų toks, kad kiek tai yra įmanoma akcentuoti dėmesį ypatingai, kaip minėjau, į tai, kurią kryptimį jisai nubėgo. Pabandyti dar atsiminti, sakykime, bent jau vieną kitą požymį svarbesnį, kas jiems labiausiai įsiminė iš jo, sakykime, aprangos. Galbūt tokie ryškesni daiktai, kažkokie tai, sakykime, plaukų spalva, gal dar kažką tai įsiminė, gal užpuolimo metu jisai ar ant veido, ar ant rankos pastebėjo kažką tai tokį jam įsimintino, ar tai randą, ar kažkokią tai dėmę. Tai be abejo mus labai tai palengvinto sulaikant jį ir aiškinantis tarp aplinkos kitų žmonių. Na ir be abejo, kuo greičiau skambinti mums, tai yra kuo greičiau skambinti ir palaikyti ryšį su mumis. Galbūt netgi, jeigu tai yra galimybė, netgi pabandyti kurį laiką nebėgti, aišku, iš paskos, bet bent jau paeiti ir kaip galima ilgiau dar stebėti jį, kur jisai bėga, bent jau iki to momento, kol jisai dings iš akiračio. Ir visą šitą informaciją perduoti mums ir toliau bendradarbiauti su mumis ir galbūt dar kažką atsimins ir dar kažkas iškils atminty ir visą tai perduoti mums iki kiekvienos smulkmenos. Tai mes be abejo visą laiką bendraudami su piliečiu, jeigu tai skambutis yra sujungiamas su mumis per bendrąjį pagalbos centrą, mes klausiam, tai kokis maždaug amžiaus buvo. Tai dažniausiai žmogus jau nurodo, kokį jisai įsiminė amžių, sakykime, jaunas vaikinas, ten gal 20, gal 30 metų, sakykime. Kitas gal, aišku, kitaip gal su jam pasirodo. Būna atveju, kad jis iš vis net negali pasakyti amžiaus, kadangi pribėga iš galo, čiumpa ir bėga, tai ten apie amžių iš vis negali žmogus pasakyti. Bet jam galbūt atrodo, kad tai pagal sudėjimą, pagal bėgimo greitį iš tiesų atrodo jaunas. Tai jis tą ir pasako, ką jis pastebėjo. Mes tik prašom žmogaus, kad nurodytų tai, ką jisai iš tiesų matė ir kas gerai jam įsiminė. Tai, kaip aš jau esu minėjęs, tai be abejo visi tie ryškus, pavadinkim, tie daiktai, kurie yra, gal sakykime, labiau išsiskiria nuo masės kitų žmonių, kurie jam labiausiai įstrigo. Tai gali būti įvairūs užrašai, sakykime. Tai yra, gali būti užrašas ant kepurės, ten koks Adidas, sakykime. Gal kažkoks tai ženklas, galbūt ant nugaros striukės kažkoks tai yra užrašas. Galbūt kelnės, džinsai buvo, sakykime, įplyšę, kaip dabar jaunimas madoja nešioti tos tokius vasaros metu prapieštam skėlėm. Tai tas požymis būtų mums aktualu, kadangi jeigu mes sulaikinėsim karštais pėdsakais, ten 5-10 minučių laikotarpyje, tai yra didelė galimybė, kad tokiais pačiais nurodytais piliečių požymiais mes antro tokio pačio žmogaus nepastebėsim. Todėl mums šitie visi požymiai yra labai svarbus. Tai be abejo, tai labai dažnas reiškinys ir žmogus be abejo patyręs tiek moralinę ir ypatingai finansinę žalą, jisai kreipiasi 112, o šitie pranešimai be abejo atkeliauja pas mus ir per privataus valdymo skyrių. Priklausomai nuo situacijos, jeigu žmogus jau paskambino, kad jau yra apgautas ir taip toliau, tai jau tenais darbas jau yra teritorinio komisariato, tai yra kriminalinės policijos pareigūnų, kurie vyksta į įvykio vietą, jau ten toliau renka informaciją, čia jau yra grinai jau jų darbas. Bet pusėtaiko atveju, kuomet pranešimą mes gaunam apie tai, kad dar viskas eigoje, sakykime, dar sukčiai tik ką paskambino, būna atveju, kad žmogus, kuris jau galbūt jau turi tokią jau, sakykime, jau galbūt ir patirtį, galbūt jisai yra ramesnio būdo, galbūt jisai labiau perprato tos sukčius ir jisai dar netgi vienu telefono nepadėjęs tą informaciją perduoda mums, sakykime, tai tokie variantai yra labai mums, sakykime, džiuginantis, kadangi tai yra šansų sulaikyti juos yra labai dideli ir netgi iš tiesų pavyksta tai padaryti. Tai to aišku labai prašytume žmonių, kad jeigu tik tai pajautė, kad tai yra sukčiai ir iš tiesų tenais jų kalba neįtikino jų, kad ta informacija kaip galima ilgiau ar užlaikytų, sakykime,
Ar kitais būdais gal yra giminaičių tuo metu bute ir jie kažkaip tai paskambintų mums, o jie kaip galima ilgiau užlaikytų juos bendraudami toliau. Tokiu atveju mes tikrai dėsim visas pastangas, kad išsiųsti tam tikras tarnybas, kaip galima jų daugiau ir kad sulaikyti tos sukčius. Jie įvairiai prisistato ir alio mama, tai čia vėlgi ten tas jau senas, jau iš tikrųjų pasenęs, skambina kaip sūnus, kaip ten, sakykime, anūkas. Iš Lietuvos, sakykime, iš kitų Europos valstybių, prisistato, kad patyrė avariją, sužalojo žmonės, dabar ten vos ne šalia stovi advokatas, ten jau jo, tenais ligoninėje šiuo metu esu, ten trauma, reikia tiek pinigų, tai čia turbūt jau, žinot, čia jau turbūt žmonėms ant tiek jau yra įprasta ir jau tie, kurie girdėjo, tai čia jau net kai kuriem net sukelia juoką, bet be abejo tik tai yra labai skaudu, kad kai kam tai sukelia ir ašaras. Bet prisistatymas yra labai įvairus, nors dabar jau yra būdai, jau žmonės, jau, ypač tie sukčiaujantis, jau jiem mato, kad jau tas mamytės ir tėvelio jau prisistatymas jau nelabai tinka, kaip jau, tai jie bando vyriausius kitokius būdus. Tai jau dabar prigalvoja kitų būdų, kaip apgauti žmonės ir kas tikrai mus nedžiugina, kad pasitaiko atveju, kad jiems pasiseka vis tik. Tai aš kaip ir minėjau, demaskavimas yra pagrindinis yra toks, kad skambinantysis neturi pajausti, kad žmogus kitom laido gale perprato jį, tai yra jisai ir toliau turi, sakykime, vaidinti tokį įsigandusi, nustebusi ir kad iš tiesų turinti sūnų arba tą dukrą, kuris iš tiesų galbūt galėjo padaryti tą eismo įvykį ar dar kažkaip tai ten dalyvauti to sukčiaus nurodytoje veikoje. Ir toliau jau aišku, iš tos situacijos yra įvairūs, sakykime, išėjimo būdai, tai vėlgi minėjau, jeigu tai yra kambarį kažkas tai dar ženklais užrašant, paprašyti, kad jis tuo metu paskambintų kuo greičiau 112 ir tokiu atveju perduodu informaciją, o jums kaip galima ilgiau toliau bendrauti su pranešėju, galbūt netgi sutarti, kad taip, aš tuoj atnešiu pinigus nurodytus, kelint kada va dabar, nes tas laiko tarpas, kurį mes praleidžiame bendraudami su to piliečiu ir, sakykime, kitą kartą netgi jie patys stengiasi kuo ilgiau užlaikyti tą reiškia asmenį. Tai yra įvairūs būdai, kaip sakykime, sukčiauti. Tai toks būdas būtų pats primtiniausias.